Pasibaigė Lietuvos futbolo A lygos 2010 metų sezonas, kuris anot Lietuvos futbolo federacijos prezidento Liutauro Varanavičiaus buvo vienas sėkmingiausių ir įdomiausių sezonų Lietuvos futbolo istorijoje. Futbolo specialistams stebėjusiems padėtį šalies futbole toks sezono vertinimas kelia šypseną. Niekaip aš nesuprantu to pasakymo Varanavičiaus vienas sėkmingiausių. Kuris sėkmingiausias? Jūs man parodykit, kad nacionalinė rinktinė surinko ten tos kelis taškus. Nu tai tie keli taškai buvo surinkti prie Liubinsko, prie Zelkevičiaus, prie visų trenerių surinkdavo tos taškus. Tai čia apie nacionalinę rinktinę kalbant. O jeigu kalbėti apie kitų rinktinių žaidimą, tai jos visos yra paskutiniai vietoje. Jau pradedant jaunimų, baigiant olimpinę, arba paskutinė, arba nuo galo antri. Viskas. Tai vat jūs man paaiškinkit, kuom yra sėkmingiausias. Eimanto Poderio vilkėsiančio Alytaus futbolo klubo marškinėlius kitą sezoną laukia sugrįžimas į aukščiausią Lietuvos futbolo lygą. Pats sportininkas šiuo metu treniruojantis jaunimą mano, jog A lyga nuo to laiko, kai žaidė joje, nesustiprėjo. Manau, kad tuo metu, kai dar galbūt ir prieš vykdamas į užsienį žaisti ir po to grįžęs, lygis buvo daug aukštesnis. Tikrai buvo daug įdomesnių futbolininkų ir gal labiau patyrus, ne tai, kad dabar labai skuba visus išparduoti, jaunesnis truputį pataiko į kamuolį, jau žiūrėk, jau jį bando iš kažkur išvežti į Latviją, Estiją kažkur tai. Anksčiau būdavo taip, kad tu pirmą Lietuvoje turėdavai sužaisti, atsiskleisti kaip žaidėjas kažkur viską, o tada jau bandyk jau. Pokalbį apie Lietuvos futbolą, ekspertų, trenerių komentarai sekmadienį 18:30 sporto savaitėje. Tomas Ramanskas, Mindaugas Urvila, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.